Nu, Barbarytė, kas čia per skonis? Iš mamos ledų šiandien taip karšta, tai atgaivina, kad nežinau. Koks skonis? Toksai vieni mascarpones, o kiti Su graikišku jogurtu. su graikišku jogurtu. Nu, ledai visada yra gerai. Vasarą ar šaltuoju metų laiku. O jeigu jie be kenksmingų maisto priedų, tai dar vienas pliusas. Išbandyk šiuos ledus ir tikrai tavęs nenuvils jie. Išbandyk 2 idėjas mango ledų, kuriuos gaminau vienu su graikišku jogurtu, o kitus gaminau su mascarpone. Žinoma, mascarpone ledai daug riebesni, primenantis plombyro ledų konsistenciją, o graikiškų jogurtų iš tikrųjų lengvi. Vienai dukrai labiau patiko su graikišku jogurtu mango ledai, o kitai dukrai labiau patiko su mascarpone sūriu. Parašyk komentare, kuri idėja tau labiau patiko. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau desertų idėjų. Recepto ingredientai labai paprasti. Tau reikės 250 gramų šaldytų mangų, 250 gramų graikiško jogurto arba mascarpone sūrio ir truputėlį agavų sirupo. Viskas labai paprasta ir greita ir skanu. Tiekiant dėjau šaldytas braškės bei truputį cinamono. Ir daugiau sveikatai naudingų receptų rasi mano sveiko maisto gamybos knygoje 322 receptai, kurie pradžiugins tavo artimuosius. Tai enciklopedija, kuri turi būti kiekvienose namuose.